Žiūrėkit, kaip geriau navigauti, ar su telefonu, ar su atskira planšetka ant nosies. Šiaip aš esu telefono barikadų pusėje. Aš dažnai diskutau, visi končiai geriau dėti, kokia navigacija, kokia tom kažkon. Ir pažiūrėjau, tai karpuraidą, katron aš turiu, katron gavau dovanų, baidavai nepirkau. Ane yra karplėje. Karplėjas reiškia tiesiog tavo telefono vaizdą transliuojam į aparatą. Kon tas reiškia, tu iškraudinėjai savo telefoną. Ir jeigu nori, kad telefonas neišsikrautų, vis tiek turi dėti ant Fire ir pasijungti nuo USB lizdą, kad krautus. Bet tada sakysit, taigi tokia navigacija nesusigadint kamerą, tiep šitą vešį susigadins kamerą. Nežinau, kiek jau metų ir šitam laikikliu. 2 telefoną jau ant to gyvena, nesugadinau kameras. Kita vertus, tas daiktas, ons irgi yra geras dalykas, kai, pavyzdžiui, praded lyt, arba įvažiuoji kažkokį žvyrkelį, kur labai daug ir nenori, kad tau pridulkėtų į tavo telefoną angas visas. Nu ir aišku, ta šita gerokai ryškiau rodo negu telefonas. Oba. Dabar kapnaus visai. Tai nežinau, aš turiu, naudoju, ar būčiau pats pirkis, labai abejoju, nes gali tiesiog to pačioje tą telefoną pasikabinti ir tiesiog taip krautis. Reik varyt, kol nepradėjai žaiboti.